Ne, nu tai va žinai, aišku, čia jau visi kaimynai girdėjo, kaip aš šneku. Tai žinai, vienas dalykas, ar Jėzus buvo savarankiškas? Va toksai klausimas. Ar Jėzus buvo savarankiškas? Jisai su tėvais gyveno iki 30 metų, ar ne? Jisai turėjo kur gyventi iki 30 metų. Jisai su tėvais gyveno iki 30 metų. Ir niekas neparašė, kad jis buvo skriaudžiamas, mušamas ar kitaip prievartaujamas. Aš kaip supratau, jo tėvai jį laikė iki 30 metų ir jis iki 30 metų gyveno su savo tėvais ir broliais. Ane? Jisai gyveno su savo tėvais ir broliais iki 30 metų. Po to jis vaikščiojo per Izraelį ir, supranti, kitas dalykas, ar Jėzų kažkas vertė dirbti. Jisai oficialiai neturėjo jokio darbo. Ar jisai užsiminėjo kažkokiu amatu, ar jisai dirbo, dirbo, ar jisai užsiminėjo amatu, ar jisai užsiminėjo prekybą, ar jisai kažkaip uždirbo pinigus. Supranti? Ar jisai vertėsi verslu, ar jisai vertėsi amatais, jis nieko nedarė. Jėzus nieko nedarė. Jisai neturėjo jokio darbo, jisai neturėjo hobio, jisai neturėjo jokios komercinės arba individualios profesinės veiklos. Jėzus buvo bedarbis iki 30 metų gyvenęs su tėvais. Ir tėvai jį išlaikė be jokių skrupulų ir be jokių terorizavimų 30 metų. Pavyzdžiui, kai man buvo 12 metų, kai man buvo 10 metų, man motina pasakė 18 metų pizdinsi iš namų. Kai man buvo 10 metų. Jėzus gyveno iki 30 metų ir jis savo norų išėjo iš namų. Jėzus išėjo iš namų savo norų, nors buvo viskuom aptekęs, ane? Blet, čia įrašinėja? Ai. Jėzus išėjo iš namų, nors jis nebuvo visiškai verčiamas nieko daryti. Jėzus niekas nieko daryti nevertė. Jį išlaikė iki 30 metų tėvai. Jisai neturėjo nei amato, nei profesijos, nei darbo. Tai reiškia, kad jam nereikėjo dirbti po 12 valandų per dieną. Jisai gyveno kaip inkstas taukuose. Jisai neturėjo jokios profesinės veiklos. Ir 30 metų išėjęs iš namų buvo visur sutinkamas, visur laukiamas ir jį išlaikė kaip svečią. Jis visur buvo kaip svečias ir jį visur dosniai aprūpindavo maistu ir visomis kitomis gerybėmis. Tai va, jisai nebuvo nei darbininkas, nei verslininkas, nei amatininkas. Iki 30 metų gyveno su tėvais. Ir niekas jo nevertė išeiti. Taip, taip. Po to, kai Jėzus pradėjo savo kelionę, jis buvo vadinamas išganytojų ir mokytojų. Žmonės juo tikėjo ir žmonės jį garbino, nors jisai nebuvo nei amatininkas, nei darbininkas, nei verslininkas. Jisai buvo visiškai socialinis niekas. Jėzus buvo socialinis nulis. Ir jį visi garbino ir juo visi tikėjo. Ir jisai dar sako, aš kentėsiu, bet iki 30 metų jisai buvo viskuom aprūpintas ir turėjo kur gyventi. Ir jo vaikystė buvo tiesiog ideali. Tuo tarpu mūsų laikais žmonės mokykloje patiria tokį smurtą ir patyčias, kad nusižudo. Ar Jėzų kažkas mokykloje mušė? Gal jis net nelankė mokyklos. Jisai gyveno kaip norėjo iki 30 metų. Ir paskui jisai išėjo į pasaulį pasižmonėt, kurį sutikdavo kiekvienas šeimininkas, jį pasodindavo, apnaklindindavo, juo pasirūpindavo, jį visi pamaitindavo ir pagirdydavo ir dar jam dėkodavo už dangiškąją malonę, kurios niekada nebuvo ir nebus. Taip, taip.
Tai va. Ir jisai, kai vaikščiojo po Izraelį, jisai taip pat niekam nepadarė jokio fiziškai gero darbo. Jisai niekam nesutaisė vežimo. Jisai niekam nesutaisė ten spynos ar ten dar kažko. Jisai niekam nepadėjo. Jisai naudojosi stebuklais, kuriais galima paaiškinti šiais laikais, kad tai yra humanoidų pogrindis. Jisai naudojosi stebuklais, tokiais dalykais, kurie šiame gyvenime vadinami šešėlių žmonių veikla. Jisai naudojosi komunalinio pogrindžio padarais, kad įrodytų savo dieviškąją prigimtį, nors iš tikrųjų pats nieko nemokėjo, niekur nedirbo ir neužsiminėjo jokia visuomeninė veikla. Jėzus visuomenėje neatliko jokio vaidmens. Jisai neturėjo naštos ir neturėjo rūpesčių. Jisai vaikščiojo po Izraelį, nurodinėjo žmonėms, kaip jie turi gyventi, ir už tai buvo garbinamas, ir už tai buvo jam dėkojama, ir už tai jis buvo visų gerbiamas ir visiškai viskuom aprūpintas, nors jisai buvo tinginys ir parazitas, netgi didesnis už mane. Nes aš nuo vaikystės kentėjau tėvo smurtą, tėvas mane mušdavo, galima sakyti, ir prievartaudavo daryti visokius dalykus, tėvas mane mušdavo, tėvas man nedavė nei vienos dienos ramybėje. Tėvas reikalavo, kad aš dirbčiau ir atsiskaityčiau už savo veiklą pinigais. Tėvas man liepė dirbti nuo 17 metų, tėvas mane vertė dirbti ir už tai, kad aš neradau darbo, jis mane išvarė miegoti į balkoną. Tuo tarpu, ar Jėzus buvo išvarytas iš namų? Mane kažkur apie mane keletą kartų buvo išvaręs iš namų keliom valandom, todėl, kad aš, mane buvo išvaręs tėvas ne kartą iš namų todėl, kad aš susipykau su seserimi. Tai klausimas ne tai, ar Jėzus pykosi su broliais, bet ar jis buvo šeimoje aukos vaidmenį vaidino, ar jisai šeimoje vaidino visagalio Dievo sūnaus vaidmenį, kuris atėjo išgelbėti pasaulio, ir jam visi lenkėsi, jį visi garbino, nors jis nemokėjo nei amato, nei prekybos, nei profesijos neturėjo, jis buvo bedarbis, niekur nedirbo, nemokėjo niekam mokesčių. Ir dar kitas dalykas. Ar Jėzus mokėjo mokesčius? Ar jisai atsiskaitė už savo gyvenimą tam, kurie teikė jam gyvenimo sąlygas? Jisai buvo svečias. Jisai buvo visur priimamas. Jis buvo visur garbinamas. Ir dar reiškia nepasitenkinimą, kad ne visi taip su juo elgėsi, supranti? Supranti? Tai va. Ir galiausiai jisai prisivaikščiojęs po Izraelį pasakė, oi kaip aš kentėsiu, gerbiamas Jėzau, tu iki 30 metų nors ką nors kentėjai, ar kentėjai iki 30 metų? Per tuos 3 metus tu ką nors kentėjai? Tu kentėjai kelias dienas ar kelias savaitės fizinį skausmą. Bet tu neturėjai nei darbo, nei šeimos, nei vaikų, nei anūkų. Nemokėjai jokių mokesčių, nelenki savo nugaros, neturėjai uždarbiauti 12 valandų per dieną, tau nereikėjo dirbti. Jėzus neturėjo jokio darbo, jisai neatliko jokių pareigų, jisai gimė tik vieną kartą, per 40 000 metų vieną kartą išlindo iš pizdos, iki 30 metų gyveno su tėvais, jo niekas nemušė. Jo niekas neprievartavo, su juo niekas žiauriai nesielgė iki 30 metų. Ir dabar norit pasakyti, kad kai jam buvo 33 metai, jį nukryžiavo, tai čia yra didžiulis nuostolis, čia yra žmonių atpirkimas. Šiais laikais žmonės lenkia nugarą, kad turėtų už ką pavalgyti. Imasi verslų, kad turėtų santaupų. Moka mokesčius. Taupo pinigus, kiekvieną dieną važinėja į darbą,
dirba po 12, po 10, po 8 valandas. Pataikauja, padlaižiauja darbdaviams. Vaikystėje šiais laikais vyksta patyčios, muštynės. Ar Jėzų kažkas mokykloje vertė mokytis, ar Jėzus turėjo priešų, supranti, ar jis turėjo priešų, jo priešai tai buvo valdžia, kurį nukryžiavo. Bet ar Jėzus mokykloje turėjo priešų, ar jisai iki 30 metų turėjo nors vieną priešą. Jisai buvo, gyveno su tėvais kaip inkstas taukuose. Jam nereikėjo nei dirbti, nei mokytis. Ir jo niekas nevertė. Niekas nevertė jo būti socialiniu žmogum, socialiai dalyvių žmogum. Niekas jo nevertė būti socialiai atsakingam žmogui. Ane? Niekas jo nevertė rūpintis savo gerbuvu. Jį išlaikė tėvai iki 30 metų. Ir jūs sakot, kad Jėzus kentėjo labiau negu bet kas kitas. Šiais laikais žmonės mokyklose neatlaiko patyčių ir vaikai nusižudo, arba priverčia juos gerti šlapimą ar ten dar kažką, žinai. Šiais laikais tokie dalykai vyksta iki 18 metų. Ir paskui 18 metų tėvai išvaro savo vaikus į gatvę, nes jie jau yra pilnamečiai, o Jėzus gyveno su tėvais iki 30 metų, niekas jam nieko nesakė. Tai va. Ir supranti, dabar žmonės po 18 metų ieško darbo, mokosi, daro kursinius, dirba, mokosi, paskui dirba, laukiasi vaikų, išlaiko savo mažylius, dirba per 1,5 etato, o Jėzus ką per tą laiką padarė? Gyveno kaip nori, turėjo visko, jį visi mylėjo, jį visi gerbė ir jisai Dievo sūnus. Ir negana to, kad jisai gyveno viskuom aprūpintas, buvo parazitas, Jėzus buvo parazitas, didesnis už mane, nes aš mokiausi universitetuose, iš viso nieko nedarė. Jėzus buvo socialinis parazitas, jisai gyveno kaip norėjo, jisai gyveno viskuom aptekęs, viskuom aprūpintas. Ir dėl to, kad jį po 33 metų nukryžiavo, dabar jisai tapo pasaulio pranašu ir atpirkėju. Negana to, kad mano paminėti faktoriai galioja ne tik vienam gyvenimui. Toks gyvenimas yra per 10 000 metų. Toks gyvenimas Lietuvoje yra 40 000 metų. Ir negana to, kad Jėzus buvo nukryžiuotas, jis išpirko mūsų ką? Mintis. Jėzus išpirko mūsų mintis, nors iš tikrųjų jisai nepakeitė pasaulio vaizdo. Jėzus nepakeitė pasaulio. Jisai numirė tokiam pačiam pasauliu, kokiam ir gimė. Jisai nepakeitė pasaulio vaizdo. Jisai nepakeitė skurdo. Nepakeitė gyvenimo sąlygų. Jėzus neištaisė to, kas buvo padaryta sukuriant pasaulį. Ir taip išeina, kad dangiškasis tėvas sukūręs pasaulį visus pasmerkė bomžaut, o Jėzus 30 metų gyvenęs kaip inkstas taukuose, dabar sėdi debesyse ir jam patinka žiūrėti, kaip mes kenčiam. Supranti? Jėzui patinka žiūrėti, kaip mes kenčiam. Jis buvo viskom aprūpintas, viskom pertekęs, gyveno šiltai, nekentė šalčio, nekentė benamystės. Jis turėjo visą laiką kur prisiglaust. Ir dabar gyvena ten danguje ir žiūri, kaip mes visi kenčiam, ariam, dirbam, verčiamės, suduriam sunkiai galą su galu, kaip mes kovojam už savo būvį, kaip mus muša, kaip mus sengia, kaip mus užkariauja, kaip mus prievartauja. Jėzus dabar žiūri į visą tai ir sako, ašgi jūs išpirkau, tikėkite manim. Bet kaip mes galime tikėti tuom, kuris niekarto negyveno taip, kaip socialiai pilnavertis žmogus. Jis niekada neturėjo darbo, jis niekada nesimokė, jis neturėjo šeimos. Tai kaip jisai gali būti šeimininkas to pasaulio, kokiame jisai iš viso niekada negyveno. Jėzus niekada negyveno kaip socialiai pilnavertis žmogus.
Jis niekada negyveno pilno socialinio gyvenimo, visaverčio socialinio gyvenimo. Jėzus niekada nekentėjo taip, kaip mes kentėjom gyvendami 1000 gyvenimų. Jisai gimė tik vieną kartą, o mes gyvenom 1000 kartų. Ir jisai gimęs vieną kartą, kaip inkstas taukuose, jį nukryžiavo ir pasakė, aš jūs visus atpirkau ir dabar aš esu jūsų šeimininkas. Bet jisai nevertas, ne bomžo šūdo, todėl kad jisai negyveno taip, kaip turi gyventi kiekviena šio planeto žemės kirmelė.